iš tokių tarnyščių arba misijų bažnyčia, kurias atlieka būtent ir yra Karito organizacija, kuri tiesiog įvardyta kaip Karitas, bet atlieka savo misiją, kurioje pašaukta ir bažnyčia kad tą misiją atlikti. Tai taip mes ir susijęti, čia ir parapijos organizacija, kuri atlieka vieną iš pastoracinių misijų, sakykime, parapijoje. Taip va. Ar pakviestumėte žmonės ateiti ne tik į bažnyčią, bet ir prisijungti prie Karito organizuojamų veiklų? Visada mes visus kviečiame ir savanoriauti, kviečiame visus, kurie tik gali, nenorime, kad kažkaip ant vienos grupės žmonių visas rūpesčiai kristų, kad ir kuo daugiau tų savanorių, labai laukiam mes tų savanorių. Ir aišku, aš kaip klebonas gal pats senai neinicijuoju tų tokių iniciatyvų, kaip pasikviesto žmonės, bet daugiausia tai pačiais karitiečiai ieško ir kviečia tos žmonės, tai į savanorius yra tam atsakingi žmonės ir jie savanorius gaudo tam, kur papuola programas. Kaip apibūdintumėte savo parapiją šiandien, kokius iššūkius ar džiaugsmus matote? Visą laiką būna ir tų iššūkių, ir tų sunkumų visokių, nuolatiniai mūsų kasdienybėje, kaip ir kiekvienas žmonės, aš konkrečiai vardyti tų iššūkių. Gal pagrindinis toks iššūkis ir būtų savanoriai, bet mes kol kas dar negalim tų savanorių ir labai, kaip pasakyti, kviesnės, dar nėra tokio koordinuoto, aišku, yra tas ribos akcija, kurią žmonės maitina, bet kaip tai įrengsim tą tokį socialinių paslaugų centrą, galutinai tai tada bus tokia kaip ir jau bazė, tiem savanoriam kviesti, bus nustojęs kažkokios tai ritmas, kaip viską tuos dalykus atlikti, tai tokių, kaip ir visur, turbūt tų žmonių trūkumas, kažkokių resursų, kuriuos laiką sprendžiam, kai sprendžia, jie įsisprendžia, taip kažkokių dabar kardinalių iššūkių, kurie kažkaip kištų koją mums ir mes ten kažko negalėtume padaryti, nėra.